Jaučiuosi truputį ne savo vietoj, nes niekada nedrįsčiau save vadinti žurnaliste, tačiau teko su Romu Sakadolskiu tikrai daug bendradarbiauti dar tais laikais, kai turbūt daugelis jūsų net nebuvo gimę. O iš tikrųjų mus siejo 3 dalykai. Visuomeninė veikla užsienyje su lietuvių bendruomenė, taip pat vėliau ir pačioj Lietuvoj. Sakyčiau, mūsų labai sąmoningas apsisprendimas skirti dėmesį Lietuvos vardo garsinimui, ypač šaltojo karo laikais. Ir dar drįsčiau teikti toks jau pragmatiškas idealizmas, kuris mus atvedė tiesiog į Lietuvą. Aš negaliu prisiminti to tikslaus momento, kaip susipažinau su Romu, bet tikriausiai buvo arba Dainavos lietuvių jaunimo stovykloj Mičigano valstijoje, kuri, reiškia, veikia iki šios dienos, arba Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese. O, reiškia, mūsų keliai dar suartėjo, kaip jis dirbo Amerikos balse, aš Lietuvių informacijos centre New York'e ir skyrėm daug dėmesio Lietuvos garsinimui. Tiesiog mūsų noras buvo užtikrinti, kad Lietuvos idėja, Lietuva pati, kuri buvo dingusi iš politinio žemėlapio, išliktų tarptautinėje darbotvarkėje. Ir aš manau, kad tas pragmatiškas idealizmas tiesiog mus atvedė į Lietuvą. Romui ir man pačiai buvo labai lengvas apsisprendimas. Tiesiog mes matėm savo vietą čia Lietuvoje ir abu sutikome, kad iš tikrųjų Vilniuje yra labai gera gyventi. Kaip minėjau, mūsų tas bendradarbiavimas buvo ypatingai glaudus, kaip Romas dirbo Amerikos balse, tiesiog vadovavo lietuvių skyriui Vašingtone, o aš Lietuvių informacijos centre New York'e. Ir kadangi rengėjai, reiškia, prašė daugiau, reiškia, dėmesio skirti tiems retrospektyviniams atsiminimams, tiesiog noriu, reiškia, tik apibūdinti, ką tas Lietuvių informacijos centras veikė New York'e. Jis tapo tokiu centru, kur buvo renkama, dešifruojama, verčiama, platinama Lietuvos pogrindžio spauda. Ir pagrindinis leidinys tais laikais buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Mūsų ta įstaiga išvertė 80, rodos, vienerius numerius anglų kalba. Jas platindavom užsienio šalių vyriausybėm, parlamentams, užsienio spaudos korespondentams, žmogaus teisių organizacijoms, akademikams ir lietuvių bendruomenėms pasaulyje. Bet pasakysiu, kad kai kronikos numeris pasiekdavo vakaras, vienas iš pirmųjų mano skambučių būdavo Romui Sakadolskiui į Amerikos balsą. Ir viename interviu pats Romas šitaip komentavo kronikos vaidmenį ir mūsų bendradarbiavimą. Cituoju. Gavę kroniką pranešdavom, jog numeris pasiekė vakarus. Rengdavome apžvalgas. To patvirtinimas be abejo bus svarbus kronikos leidėjams. Ir jų autoriams. Nes mes vieni tai darėme. Ne mes vieni, atsiprašau, tai darėme. Laidas apie kroniką rengė ir Laisvoji Europa, ir Vatikano radijas. Kiekvienas kronikos numeris buvo priminimas Lietuvos žmonėms, jog tariamai visagalis KGB toks nėra. Leidinys taip pat buvo svarbus išeivijos lietuviams,
Niujorke veikė Lietuvių informacijos centras, kuris leido kroniką anglų kalba, taip po pasaulį skleisdami informaciją apie Lietuvą. Be to, Amerikos lietuvių bendruomenė leido kasmetinius pranešimus anglų kalba apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje. Jos rengė politologas dr. Tomas Remeikis. Pranešimuose daug vietos bus skiriama kronikos informacijai. Citatos pabaiga. Ir aš pridursiu, kad informacijos centro pranešimai spaudai ir šie JAV lietuvių bendruomenės kasmetiniai pranešimai buvo naudojami ne tik užsienio spaudos, bet ir Helsinkio baigiamojo akto valstybių signatarių savo peržiūros konferencijose, kuriuose tiesiog nuosekliai keldavo žmogaus teisių pažeidimus. Pakalbinau dar 2 užsienio lietuvius, kurie su Romo itin glaudžiai bendradarbiavo, skleidžiant informaciją apie Lietuvą. Ir noriu pasidalinti jų mintimis ir atsiliepimais apie Romą. Cituoju Liną Rimkų, kuris dirbo Amerikos balso lietuvių redakcijoje. Jeigu reikėtų susumuoti savo prisiminimus apie Romą, sakyčiau, kad jis šventai tikėjo, kad Lietuva ir lietuvių išeivija buvo ir yra viena kitai reikalingos. Ir kad patikrinti faktai yra nepamainomas žurnalistikos pamatas. Susipažinau su Romu, įsijungęs į kasmetinių lituanistikos seminarų rengimą. Pažintis išaugo ruošiant Europoje vykusio jaunimo kongreso studijų dienų programą ir po to prisidedant prie pasaulio lietuvių redagavimo. Aišku, teko dirbti su juo Amerikos balso lietuvių redakcijoje. Dar prieš tai, kai perėmė redakcijos vadovavimą, jis ruošdavo Katalikų bažnyčios kronikos ir kitos savilaidos apžvalgas, o grįžęs į Vašingtoną, jis netrukus ėmė daugiau dėmesio skirti įvykiams Lietuvoje ir po metų jo iniciatyva įvyko pirmas tiesioginis Amerikos balso kontaktas su Lietuva. Jo interviu su Nijole Sadūnaite apie mitingą prie Mickevičiaus paminklo paminėti Molotovo-Ribbentropo paktą. Netrukus po to prasidėjo Gorbačiovo perestroika ir įsisteigė Sąjūdis. Lietuvių redakcija užmezgė glaudžius ryšius su Sąjūdžio informacijos agentūra. Tai buvo Amerikos balso lietuvių redakcijos aukso amžius. Citatos pabaiga. Ir pažymėsiu, kad su Nijole Sadūnaite susiskambinau dar prieš tą 87 metų mitingą. Ir detalės apie planuojamą mitingą ir rengėjų kontaktus perdaviau ne tik Romai, bet ir užsienio spaudos korespondentams Maskvoje, kurie specialiai atvyko į Vilnių pamatyti šį istorinį įvykį. Dieną po to mitingo straipsniai ir mitingo nuotraukos pasipylė didžiųjų užsienio laikraščių kaip New York Times pirmuosiuose puslapiuose. Taip pat pakalbinau dar vieną Romo bendradarbį, mano kolegą Viktorą Naką Vašingtone, kuris rašo, cituoju, mano bendradarbiavimas su Romu Suchodolskiu prasidėjo 75 metais, kai jis įkūrė informacijos tarnybą skirtą informacijos rengimui ir skleidimui apie 3. pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Aš tapau šios tarnybos nariu, o Romas mano mentoriumi. Mane sužavėjo jo dinamiškumas, charizma ir gilios žinios apie Lietuvą. Po 12 metų profesionalus darbas Lietuvai mus vėl suvedė, kai buvau pakviestas įkurti Lietuvių informacijos centro filialą Vašingtone. Nuo 87 iki 91 metų tiek per jo vadovaujamą Amerikos balso lietuvių skyrių, tiek per informacijos centrą intensyviai rinkome naujienas iš Lietuvos, nuolat dalindamiesi vieni su kitais tuo, ką sužinojom iš šaltinių Lietuvoje
ir skleisdami jas naujienų klausytojams ir skaitytojams. Jo absoliutus atsidavimas greitai ir tiksliai pranešti pasauliui apie Lietuvos atgimimą paskatino mane sekti jo pavyzdžiu. Citatos pabaiga. Tad nėra abejonės, kad Romas atliko irgi svarbų vaidmenį mano profesiniam gyvenime. Ir kaip pats Romas yra pasakojęs, jis į žurnalistiką atėjo pro kiemo duris, mokėsi dirbdamas Čikagos lietuvių radijo valandėlėje Margutis ir ten jis išėjo žurnalistikos pradžiamokslį. Mokėsi ieškoti tiesos, skirti informaciją nuo nuomonės, tikrinti šaltinius, skelbti nuomonių įvairovę ir kalbėti taip, kad būtų suprastas iš pirmo karto. Aš panašiai pradėjau savo publicistinę veiklą Niujorke su nuostabiu mentorium, kunigu Kazimieru Pugevičium, kuris ėjo komunikacijos departamento direktoriaus pareigas Baltimorės arkiviskupijoje prieš ateidamas vadovauti mūsų įstaigai Niujorke. Jis buvo puikus oratorius ir turėjo platų tinklą spaudos kontaktų. Bet Romas irgi tapo mano mentoriumi. Tiesiog kasdien susiskambindavom, įsisavinau svarbias žurnalistinės savybės, išmokau žiūrėti į įvykius plačiau, globaliai, tiesiog patikrintą informaciją, atskirti informaciją ir nuomonę. Tai sakyčiau, kad čia mano požiūris sutampa su pono Šindeikio. O 79 metais, kaip mes įsteigėm Lietuvių informacijos centrą Niujorke, kaip šio žinių padalinio vadovė, susisiekiau su mano autoritetu Romu tartis apie tai. Ir jis suprato ir rėmė šią iniciatyvą, kuri beje kainavo labai brangiai, nes tais laikais nebuvo elektroninio pašto, tekdavo pranešimus spaudai platinti faksu ar tiesiog teleksais siųsti užsienio spaudos korespondentams Maskvoje. Tačiau jis kaip rimtas žurnalistas išreiškė tam tikras abejonės ir perspėjo mus, kad bus sunku įgyti patikimumą, nes žiniasklaida žiūrės į mus kreivai, traktuos centrą kaip nepatikimą, neobjektyvų informacijos šaltinį, kad kaip rytų Europos imigrantai teiksim tendencingą informaciją. Bet laikantis tų Romo Sokadolskio standartų kasdieninių, turiu pripažinti, kad vis dėlto įgijome gerą vardą ir pavyko sulaukti tarptautinės spaudos ir tarptautinės bendruomenės pasitikėjimo. Tad, reiškia, mūsų tie darbai Amerikos balso ir informacijos centro buvo labai panašus. Tiesiog pramušti tuometinę informacijos izoliaciją, pateikti žmonėms užsienyje ir Lietuvoje daugiau informacijos apie tai, kas vyksta okupuotoje ir ypač atgimstančioje Lietuvoje ir kas vyksta aplink patį žmogų. Ir tai darėm gana sistemingai ir planingai. Ir Sąjūdžio laikais Amerikos balsas, kaip ir Lietuvių informacijos centras, tapo Sąjūdžio veikėjų priemonę ištransliuoti Lietuvai ir pasauliui, ko Lietuva iš tikrųjų siekia. Ir dėja, kaip sakant, reiškia, mūsų pareiga buvo retransliuoti atgal į Lietuvą, ką pasaulis mano ir daro, užtikrinti ir dėja vilkinti ar tiesiog sustabdyti
Lietuvos apsisprendimą siekti nepriklausomybės. Ne visi tai rėmė. Baigdama aš tik pasidalinsiu mintimis apie, reiškia, konkrečią šio pranešimo temą apie žurnalistiką Lietuvoje. Aš turiu pasakyti, kad tikrai sveikinu tyriamosios žurnalistikos plėtrą. Nėra abejonės, kad tai kelia didžiausią nepasitenkinimą ir priešpriešą, ypač politikų ir dalies visuomenės tarpe. Tačiau ji kaip tik stiprina valstybės demokratinius pamatus ir visuomenės pilietiškumą. Ir tik gerai informuota visuomenė, suprantanti sudėtingus klausimus, gali aktyviau dalyvauti demokratiniuose procesuose ir reikalauti pokyčių. Ir mes tą matome ypač šiuo metu. Analitinė žurnalistika, man atrodo, jums kaip žurnalistams yra aktuali kaip niekad anksčiau. Ne tik aktuali, bet labai svarbi. Šiais dezinformacijos laikais žurnalisto darbas nėra vien tik informacijos perdavimas. Yra svarbu atskirti, kas yra tiesa, kas ne. Ypač kai žmonės kasdien susiduria su didžiuliu informaciniu srautu ir triukšmu. Ir, reiškia, paskutinė pastaba, mes matome iš tikrųjų, kaip internetas meta rimčiausią iššūkį ne tik popieriniams laikraščiams, bet apskritai tiesai ir informacijos objektyvumui viešojoje erdvėje. Visuomenės susiskaldymas, kraštutinumai, dezinformacijos neigiama įtaka turėtų mus skatinti ieškoti efektyvesnių būdų informuoti visuomenę ar šiek tiek nuleisti garą ir rodyti didesnį dėmesį nuomonių įvairoviai. Pasakysiu, kad diplomatijos išmokta pamoka yra, kad garbiai kalbant galime pasiekti daugiau, nei dabar daug kas galvoja. Ačiū už dėmesį. Labai ačiū, Ginte. Aš gal tokį vieną klausimą užduosiu, kuris auditorijai jaunų žmonių, kurių yra čia daug, gali būti toks sunkiai suprantamas, ta prasme, kaip jūs tą įgyvendinot sunkiai suprast, žinių platinimas apie Lietuvą. Kas tame buvo sunkiausia laikais, kai nebuvo socialinių tinklų ir tokio spartaus perdavimo kaip dabar? Galiu teikti, kad iš tikrųjų, kadangi dalis vakarų valstybių niekad nepripažino Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos, tai buvo toks kablys, ant kurio mes galėjom užsikabinti ir tuos klausimus kelti įvairiuose tarptautiniuose forumuose, kaip minėjau, Helsinkio baigiamojo akto peržiūros konferencijose. Tuo metu žmogaus teisės sulaukdavo tikrai nemažai dėmesio, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, tai ši tema nuolat pagaudavo visuomenės dėmesį ir ypač kaip jau atsirado sąjūdis ir Lietuvos atgimimas, tai buvo net ir paprasčiau tą informaciją perduoti ir jau suvesti tiesiogiai su kontaktais Lietuvoje, nes apie tai tikrai buvo plačiai rašoma pirmuosiuose puslapiuose. Aš labai dėkoju ir už šitą pasidalinimą, ir už tuos tiesioginius prisiminimus apie Romą Sakadolskį, kuris vėl priartėjo dar arčiau mūsų. Mes jo vardo forume ir esam. Tai labai ačiū, Ginte, kad atėjo čia ir pasidalinot su mumis. Kiti pokalbiai tegul tęsiasi per pertraukas, kurių bus. Mes dabar jūs palydėsim nuo šio podiumo irgi tokiais šiltais plojimais, ką aš galiu dar kito pažadėti.